Sveikos! Šiandieną visas video bus skirtas vienam vieninteliam, nepakartojimui kosmetikos produktui, tai ypatingai priemoniai maskuokliui. Ir galvojat, žinau aš tą maskuoklį, ką čia naujo besužinosi, bet manau, kad atrasit kiekvieną kažką negirdėto ir neišbandyto. Taigi šiandien mano tikslas atskleisti jums 10 maskuoklio panaudojimo būdų. Triukas numeris 1. Maskuoklio pagalba antakius padaryti išraiškingesnius ir taisyklingesnius. Visas Instagramas mirga nuo tokių tobulų antakių. Atrodytų vis dar įprasta antakius tiesiog formuoti tokiamis priemonėmis kaip šešėliai, geliai, pieštukai ir panašiai, tačiau kad išgauti tobulą apatinę antakio augimo liniją, į pagalbą reikia pasitelkti maskuoklį. Atrodytų toks paprastas dalykas, tačiau tikrai efektyvus. Šis būdas padeda nuvalyti ir išlyginti antakio liniją, išviesinti antakio kaulo vietą bei nuvalant pataisyti padarytas klaidas. Kuo stipresnės pigmentacijos maskuoklis bus, tuo išraiškingesnė linija atrodys. Maskuoklio aplikatoriumi aš išlyginu apatinę antakio liniją. Geriausia neskubėti, nes palietus plaukelius ar sujudinus ir įsitepus ne tą vietą, kur reikia, bus sunkiau pataisyti. Didžiausia priemonės koncentracija yra prie antakio, visą likusį produktą geriausia nuretušuoti tolygiai žemyn. Tam naudoju kirstą šepetėlį. Taipogi, jeigu norima dar daugiau tikslumo, galima antakio patį galą išlyginti ir iš viršaus. Triukas numeris 2. Maskuoklį naudoti kaip šešėlių bazę. Čia patarčiau rinktis stipriau maskuojantį variantą, kad paslėptų kraujagyslės, patamsėjimus ir išlygintų odos spalvą. Pliusas, jei maskuoklis būtų šiek tiek šviesesnio atspalvio nei jūsų oda. Taip geriau išryškės šešėlių spalvos. Triukas numeris 3. Pakoreguoti šešėliavimo kraštą. Aplikatoriumi išlyginu patį kraštą, taip išryškindama aiškesnę šešėliavimo liniją. Viską švelniais mini judesiais išretušuoju. Triukas numeris 4. Pataisyti akies pravedimo liniją. Būna dienų, kai vienas pravedimas gaunasi tobulai, o kitas vargais negalais panašus į normalų. Tada tenka liniją pataisyti, išlyginti, užaštrinti maskuoklio pagalba. My guitar smells like warm wood. Penkta. Tradiciniam veido formavimui. Pirmai išviesinu paakių zoną ir kitas vidurinės veido dalies vietas. Šviesus maskavimas labai praverčia nosies siaurinimui. Nosį galima pasiaurinti 2 etapais. Pirmas iš šonų, tai paslepiant patamsėjusias vietas, kurios vizualiai nosį daro platesnę. Tai labai matoma mano atveju. Ir antra, viršutinę dalį per nosies kuprelę, kas dar labiau sumažins ir susiaurins nosį. Tuomet be abejo pereiname prie kontūravimo. Pasižymiu skruostikaulio liniją, kaktos išorinę dalį, žandikaulio liniją, taip pat patamsinu po apatinę lūpą, taip sukurdama šešėlį po ją, kad lūpa atrodytų labiau atsikišus. Tai sukuria putlesnių lūpų efektą. Viską išretušuoju šepetėliu, po to beauty blender. Šeštas. Mano labai mėgstamas maskuoklio panaudojimas yra Skruostikaulio kontūro linijos pakoregavimu. Tokiu būdu kontūras atsiranda teisingoje vietoje, ne per žemai, taipogi yra švaresnė, aštresnė linija. Tai duoda stipriau įtrauktų skruostų efektą. 7. Spagelių, patamsėjimų, paraudimų ir kitų probleminių vietų maskavimų. Šiuo atveju maskuoklio spalva turi kuo labiau sutapti su naudojama makiažo pagrindo spalva. Aš šiek tiek daugiau pamaskavau nosies kampučius, kurie būna paraudę. Arba kaip lūpdažio bazė.
Taip neutralizuojama raudona lūpų spalva, kuri pro lengvą lūpdažio tekstūrą gali matytis. Taip pat išryškėja lūpdažio spalva, užmaskuojamas netaisyklingas lūpų kontūras, kurį po to galima koreguoti. Tobulai padažyti lūpas nėra lengvas uždavinys. Kad kontūras būtų super tiesus ir linija lygi, padažyti sunku. Bet nepergyvenkite, jei suklydot ir šiek tiek sujudinot ranką, nes situaciją visada galima pataisyti maskuokliu. Kirstu šepetėliu išlyginu išorinius lūpų kampučius. Viską švelniai išretušuoju. Paskutinis 10, bet ne ką mažiau svarbesnis už kitus, yra triukas lūpų putlinimui. Šis triukas labai tinka su nude atspalviais. Šiek tiek maskuoklio reikia uždėti lūpų viduryje ir viską švelniai išretušuoti pirštu. Toks ombre efektas suteikia lūpoms tūrio, putlumo ir minkštumo įspūdį. Ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi sužinojot kažką naujo ir jums patiko. Neužilgo pasimatysim.